ką šiandien deginsim ant laužo, o deginsim ne tik šiandien, o net 3 dienas iš eilės. Gal iš vis LRT nereikės tokio kaip pastato? Žurnalistus skriaudžia, laisvę pribos. Jūs iš vis esate konkretus, tikrieji žurnalistai dabar yra socialiniai tinklai, tai yra mes. Visiems, kuriems rūpi laisvas žodis, kuriems rūpi, kad netaptume ant kelių parklupusių Sakartvelų ar Vengrija. Dabar nueina Bumblauskas, nuvažiuoja į Klaipėdą, man net šlikštu buvo klausytis, skambinsite jam telefonu, sakysit, ką ten Bumblauskas nuimk. Ant laužo kanalas jungia tiesioginių transliacijų maratoną iš nepriklausomybės aikštės. Kažkokie vyksta savavališki eterio užėmimai. Pitrienė turėtų būti keliama baudžiamoji byla LRT direktoriai. Specialioje studijoje garsiausi atlikėjai, komikai, visuomenininkai ir žurnalistai karštų pokalbių metu degins ant laužo Lietuvą užtvindžiusi melą. Kažkas bando cenzūruoti, pati niekada to nedariau ir nežadu toliau daryti. Melą, kuris bando užgožti laisvą žodį. Socialdemokratai niekada netikė ir neteiks projekto, kuris apribotų bent kažkiek tai žodžio laisvę. Nepritariu. Aš irgi nepritariu. Pačios blogiausios žvaigždės susidėliojusios premjerės, būtent horoskopė ir Gitano Nausėdos žvaigždynė. 3 dienas iš eilės nuo šiandien, antradienio, rytoj trečiadienį ir poryt ketvirtadienį tiesioginės transliacijos ant laužo YouTube kanale prasideda nuo 2 valandos. Šalyje paskelbta ekstremali padėtis, bet LRT mitingas vyksta. Aš nebegaliu. Junkitės, kur bebūtumėt, darbe, gatvėje su telefonu ar automobilyje pakeliui į protestą. Nes jums labai blogai baigsis. Tai tiek. Protestai prie Seimo prasideda 6 valandą vakaro. Renkamės kaip anuomet prie laužų. Sudeginkime melą visi kartu. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.